Sveiki. 2021 m. Vilniaus universiteto socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros mokslininkai bendradarbiaudami išleido knygą Keisti ir keistis – adaptyvioji lyderystė socialinėme darbe. Knygos idėja inspiravo poreikis tobulinti socialinio darbo studijas, kad geriau būtų atliepti visuomenės lūkesčiai šiai profesijai, būtų generuojamos naujos įžvalgos, studijų ir praktinio socialinio darbo plėtrai. Na ir mąstant apie tuos 2021 metus, tuo metu dar gyvenome COVID-19 karantino metu, tą vasarą Lietuvos-Baltarusijos pasienyje prasidėjo migrantų srautai ir galima sakyti, kad ta knyga jau buvo išleista vykstant išorinėms krizėms, kurios taip pat palietė ir socialinio darbo profesiją. Na ir praėjo dar keletas mėnesių nuo tos knygos išleidimo ir prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje. Ir tada labai aiškiai supratome, kad gyvename intensyvių išorinių krizių laikotarpių, o kita vertus yra labai svarbi socialinių darbuotojų kompetencija veikti krizių sąlygomis. Knygoje apie tokio pobūdžio veikimą rašoma nedaug, tačiau knygoje pristatoma adaptyviosios lyderystės samprata savyje integruoja siekį atskleisti veikimo būdus, kurie padėtų spręsti ir socialiniams darbuotojams prisidėti sprendžiant visuomenėje opes kompleksiškas problemas. Ir pacituojant adaptyviosios lyderystės pradininką Heifetz, lyderystė yra praktika, kurios dėka žmonės mobilizuojami imti spręsti sunkius iššūkius ir klestėti profesinė bei asmeninė prasme. Na, o kalbant dar konkrečiau apie krizes, tai 2023 metais mūsų katedros mokslininkai pradėjo projektą, būtent jau labai konkrečiai skirtą tyrinėti, kaip socialiniai darbuotojai veikia krizių sąlygomis, kaip mobilizuojasi, bendradarbiauja, kaip imasi iniciatyvos, kaip veikia neapibrėžtumo, nesaugumo sąlygomis, kam teikia prioritetą, kaip keičiasi jų profesinė tapatybė. Kitaip tariant, labai įdomu panagrinėti, ar krizės sudarė sąlygas socialiniams darbuotojams demonstruoti tam tikrą profesinę lyderystę ar ne. Na ir šios dienos pokalbyje pamėginsime susijęti adaptyviosios lyderystės sampratą ir mūsų katedros mokslininkų nagrinėtą socialinių darbuotojų veikimą išorinių grėsmių ir krizių sąlygomis ir suprasti, kokiais būdais reiškiasi socialinių darbuotojų lyderystė tais įtemptais laikotarpiais. Na ir šiandien kalbamės su projekto socialinių paslaugų sistemos transformacija, stiprinant jos atsparumą išorinėms grėsmėms, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba, vykdytojais. Ir tarp jų yra projekto vadovė profesorė Violeta Gevorgenienė ir docentai Rasa Genienė ir Eugenijus Dunajevas. Na ir pradėkime pokalbį nuo to, kad lyderystę galime apibrėžti kaip galimybę, nesgi kaip galimybių pilną galimybę. Ir mano pirmas klausimas projekto vadovai Violetai yra, ir taip pat kolegoms papildyti, ar tyrimas daugiau parodė krizių atvertas galimybės socialiniams darbuotojams, ar atvirkščiai daugiau atskleidė apribojimmus? Labadiena, ačiū Eglė už klausimą ir iš tikrųjų ačiū šitą galimybę, šiek tiek pareflektuoti tai, ką mes darom, mūsų rezultatus. Tai tikrai džiaugsiuosi, jeigu kolegos papildysite. O atsakant į tavo klausimą, tai turbūt verta būtų prisiminti, ką reiškia žodis krizė ir graikų kalboje. Šis žodis reiškia nebūtinai tai, apie ką, su kuo mes jį visuomenė dažniausiai siejame, su tuo, kas yra labai bloga. Krizė tai yra kažkoks tai labai staigus pokytis, kažkoks lemiamas pokytis, kuris atveria galimybės, atveria erdvę eiti ir vienu ir kitu keliu. Tai yra arba kažkokių imtis veiksmų, kurie sukuria naują gyvenimo kokybę, arba nesiimti veiksmų ir tada stagnuoti, likti ten, kur tu esi. Tai šiuo požiūriu tai yra lūžis ir, kaip jau sakei, Lietuva ir visą pasaulį sukrėtus tom visom krizėm, pandemijai, Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, socialinių paslaugų erdvė taip pat atsidūrė lūžyje.
Ir tas lūžis, kalbant apie socialinės paslaugas, socialinių paslaugų sistemą, įvyko daugelį sričių. Viena iš tų sričių yra darbo, kaip mes žinom, darbo būdai, kaip dirbti. Pavyzdžiui, kai yra įvedamas karantinas ir tu negali tiesiogiai kontaktuoti su žmogumi. Kitas dalykas, kitas pokytis ir lūžis įvyko apskritai paslaugų spektre. Socialiniams darbuotojams teko pareflektuoti ir mėginti atsirinkti, kas yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbu ir negali laukti, ir žmogus negali be tam tikrų paslaugų išgyventi, o kas gali palaukti, kas galbūt yra tiesiog tokia kažkokia ypatinga, specialioji, papildoma paslauga, kuri šioje krizėje galėtų palaukti. Dar vienas lūžis ir, sakyčiau, labai svarbus pokytis įvyko organizacijų kultūroje, kadangi krizė palietė ne tik tai santykius tarp paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų, bet ir santykius pačių socialinio darbo organizacijų viduje. Kilo klausimai, kaip pasidalinti užgriuvusią darbų naštą, kaip pasiskirstyti atsakomybėm, kaip galbūt išsaugoti tuos žmonės, kuriuos reikia išsaugoti, pavyzdžiui, moteris besilaukiančias, jaunas kolegės, kurių galbūt nereikėtų dabar kviesti į darbo posėdį, nes jos turi riziką, ypač patiria didelę riziką užsikrėsti. Tai truputėlį dar pratęsiu, kad kiekviena krizė, kiekvienas lūžis, jisai suardo tai, ką galėtumėm pavadinti žaidimo taisyklėmis. Ir jeigu iki tol per metaforą socialinių paslaugų teikimą galima galbūt būtų palyginti su tam tikru žaidimu turimu, kuris turi aiškias taisyklės, aišku, ką daryti, su kuo daryti, kaip spręsti problemas, tai čia tos žaidimo taisyklės iširo. Ir ką tada mes darome, kai žaidimo taisyklės išyra? Tai mes arba kuriame naujas, vaikai kuria naujas, ir čia reikia ko? Pasinaudoti tomis galimybėmis, apie kurias klausi, ir tos galimybės susijusios su galimybė kurti, galimybė ieškoti inovatyvių sprendimų, galimybė ieškoti naujų partnerių. Tai yra kurti tai, kas mūsų tyrime išryškėjo kaip galimybė ir proga sukurti naujus solidarumo tinklus su žmonėmis ir su kitų institucijų, kitų profesijų darbuotojais. Sociologijoje mes žinom tokį terminą, savoką socialiniai tinklai, kurie reiškia ryšius tarp žmonių, socialinius, ekonominius, tarp asmeninius, politinius, įvairius. O solidarumo tinklai, turbūt net ir viršyje savo prasme šitus socialinius tinklus, šitą savoką, nes jie kalba apie ryšį tarp žmonių, kuris yra paremtas vertybėmis, paremtas noru kažką padaryti dėl kitų žmonių, kaip dabar pasireiškia pandemijos laikotarpio, atsiskleidė. Taigi socialiniams darbuotojams tame lūžyje atsivėrė erdvė, atsivėrė galimybė kurti solidarumo tinklus su kitų profesijų atstovais, su medikais, su transporto darbuotojais, su verslo atstovais ir bendradarbiauti kūrybiškai. Bendradarbiavimas visada buvo socialinio darbo funkcija. Bet čia tas bendradarbiavimas tikrai įsigijo naujų formų, kartais labai netikėtų, labai inovatyvių, labai unikalių. Pavyzdžiui, kaip mūsų girdėtas viename interviu pavyzdys apie tai, kaip socialiniai darbuotojai susisiekė su Vokietijos ambasada ir su Vokietijos ligoninėm, rado vaistų Ukrainos, pabėgėlių iš Ukrainos, kuriam būtent tų vaistų reikėjo. Tai čia tas tikrai toksai visų ribų pralaužimas toje krizėje ir kūrybiškas bendradarbiavimas. Kadangi klausi, ar krizė praplėtė galimybės, ar apribojo tas galimybės, tai turbūt reikėtų šiek tiek pasakyti ir apie apribojimus. Kai kuriuose situacijose ir kai kuriuose interviu mes iš tikrųjų tos apribojimus matėme.
Vieni iš jų buvo techniniai, kuriuos mes patyrėme visi. Tai yra reikalavimas dėvėti kaukės, reikalavimas išlaikyti tam tikrą bendravimo atstumą, nesilankyti tam tikrose vietose, judėjimo apribojimai. Tai čia pagal adaptyvios lyderystės sampratą ir yra tie techniniai apribojimai. Tačiau kiti apribojimai buvo daugiau, sakyčiau, vertybiniai ir, kaip bebūtų paradoksalu, prisimti savanoriškai. Nors kadangi mūsų tyrimas siejasi su socialinių paslaugų sistemos atsparumu, tai vat kai kurie iš tų apribojimų, saviapribojimų, kuriuos prisijėmė socialinio darbo, socialinių paslaugų institucijų darbuotojai, reiškia, nurodė tam tikrą atsparumą, bet ne kriziai, o pokyčiams, kurie buvo reikalingi. Žodžiu, jie tarsi apsiribojo, motyvuodami tuo, kad nėra jokių gairių ir nurodymų ir taisyklių iš viršaus, o kadangi nėra taisyklių, mes tiesiog lauksime ir, paprastai kalbant, jie stagnavo, nieko nesikeitė ir, iš esmės negeneravo naujos kokybės, priešingai tom organizacijom, kurios ėmėsi inovatyvumo ir tikrai labai daug dirbo. O kaip jau sakiau, tų nurodymų iš viršaus reikėjo palaukti, nes ministerijos taip pat susidūrė su labai unikalia, nežinoma situacija. Ir gavosi kaip ir žaidime. Užstrigus ir ilgai laukiant nurodymų, kaip žaisti toliau, galiausiai imi nuobodžiauti, nusivili ir prarandi progą augti. Mini žaidimą. Tai adaptyvioje lyderystėje viena iš kompetencijų yra pasižiūrėti į tą žaidimo aikštelę iš viršaus. Tai yra vadinama kompetencija užlipti į balkoną, atsitraukti nuo įvykio sūkurio, pasidaryti kažkokią platesnę situacijos analizę ir iš viršaus pamatyti viską ir atpažinti dalykus, kurie esant žaidime ir žaidimo aikštelėje galbūt ir nepastebimi. Tai Rasa, norėjau paklausti, kaip manai, ar buvo refleksijos galimybė sudaryta socialiniams darbuotojams pasižiūrėti į savo veiklą, savo užduotį, savo kintančią praktiką krizių metu, ar buvo tiesiog neišbrendama iš tos žaidimo aikštelės rėmų ir veikiama, nes reikia kažką daryti? Tai iš tikrųjų, kas labai nustebino pačio tyrimo eigoje, tai buvo nemažai organizacijų, kurios dalyvaudamos tyrime pirmą kartą tiesiog bendraujant su tyrėjų susimąstė, kad mes pirmą kartą kalbame ir reflektuojame apie tai, kas įvyko, apie tai, ką mums tas įvykis ar krizė davė. Ir toks bendras vaizdas, kad bendrai organizacinė prasme tokios refleksijos jos nebuvo. Tokio apibendrinto iš to, ką mums ta viena ar kita krizė davė. Kitas dalykas, kalbant apie pavienės galbūt refleksijas į pasižiūrėjimą iš to balkono, tai išskirčiau tokius dalykus, kad tikriausiai nebuvo tų galimybių, nes visi labai susidūrė su tam tikru iššūkiu, tiek emociniu, labai išryškėjo pačių darbuotojų, socialinių paslaugų teikėjų visų pirma noras išsaugoti savo sveikatą ar gyvybę, savo artimųjų ar ne, ir taip pat ta priklausomybė dar ir nuo žmonių, su kuriais tu dirbi kiekvieną dieną. Tai čia išskirčiau tokias dvi savokas - rizikas ir interpretacijas. Kiekviena organizacija, ypač pandemijos pradžioje, turėjo prisimti arba improvizuoti tam tikras savo veiklas, kaip užtikrinti paslaugų tęstinumą, kaip jas užtikrinti, kad jos nenutrūktų ir žmonių pažeidžiamų grupių poreikiai būtų atliepti, nes tos taisyklės, kurios atėjo kur kas vėliau. Ir žinoma, jos buvo kuriamos daugiau iš sveikatos apsaugos sektoriaus ir reikėjo jau reflektuoti tas taisyklės, kaip jos yra pritaikomos, prie jų prisitaikyti. Na, o kita savoka tai būtent yra susijusi su ta rizika, nes vis dėlto socialiniai darbuotojai, jų vadovai, jie labai ir bijojo rizikuoti, priimti netinkamus sprendimus, bet tiesiog tuo metu nebuvo galimybių ir tikrai atsivėrė ta
ta erdvė organizacijoms kūrybiškai spręsti, kaip teikti paslaugas, nes prie tų visų apribojimų dar buvo ir žmonių skaičiaus tam tikroje aplinkoje sumažinimas, ar ne, ir kai mes kalbame apie didelę socialinių paslaugų organizacijas, tai yra ir toksai techninis kaip ir patalpų klausimas, bet žmonių, kurie kasdieną gauna tenai paslaugas, klausimas yra labai svarbus. Ir papildant dar prieš tai buvusi klausimą, ką norėčiau išskirti, tai mes turėjome ir tokių kraštutinumų, kas yra susijęs su ribojimais, kai organizacijos aplamai nutraukė savo veiklą. Ir tai labai priklauso nuo organizacijų pavaldumo, ką mes matome, jeigu tai yra labiau biudžetinė įstaiga, tai tarkim dienos užimtumo centro pavyzdys, kuriame negalią turintys asmenys gavo paslaugas, tai veikla buvo visiškai nutraukta keliem mėnesiam ir sustabdyta. Ir darbuotojai tiesiog jų tas žmogiškasis resursas, jisai buvo perskirstytas į kitas organizacijas, į senelių globos namus, į negalią turinčių asmenų ar bendruomeninius vaikų globos namus. Bet tas klausimas, kas nustebino, kas gi vyksta su mūsų klientais, jisai taip ir neiškilo. Visi laukia, kol sugrįš į savo darbo vietas ir čia jau našta kliuvo ant artimųjų pečių, bet tiesiog buvo ir tam tikrų kraštutinumų tyrime, kur pasirodė, kad organizacijų veikla buvo visiškai sustabdyta ir nutraukta. Aš gal truputėlį papildyti norėčiau ir tai, ką Violeta minėjote, apie dar vieną lūžį, tai kad jisai galbūt nebuvo tiek reflektuotas socialinių darbuotojų prasme, bet įvyko lūžis būtent paslaugų gavėjų tarpusavio ir jų šeimos tarpusavio sąveikoje. Kaip pavyzdžiui, atsimenu iš interviu, pasakojo, kad Lietuvoje kaip ir yra ta tokia įprasta, taip sakant, savo giminių esančių, globos namuose lankymo tradicija atnešti jiem maisto ir juos maitinti. O COVID metu tu negali atnešti maisto ir tada, ateina situacija, kai tu turi sąveikauti su savo giminaičiu kažkaip kitaip, o ne jį maitindamas. Ir tu nežinai, kaip tą daryti. Ir socialiniai darbuotojai pradėjo, atsirado nauja veikla, kad tu turi mokyti, konsultuoti žmonės, ką daryti, su savo artimaisiais, o ne vien tik tai juos maitinti. Bet tai nebuvo reflektuota, tai nebuvo aiškiai įvardinta, bet iš jų pasakojimo mes tą pastebėjome. Tai tokį papildymą. Tai čia turbūt yra tas pavyzdys, kai praplėtė veiklos tą lauką, nors ir tikrai labai, labai siaura, labai konkrečia prasme, ir gal čia tik tai vieno įstaigo toksai pastebėjimas. Gal kitos įstaigos net pažino kaip galimybės šitos. Ir sakyčiau, tai, gal čia užbėgant į priekį, tai yra tokio autentiškumo socialinėme darbe atsiradimo, kad tu iš tikrųjų mokai tokių esminių dalykų, o ne tai, kad ten maistą paduodi ar ten kažką sureguliuoji situaciją, bet tu tikrą socialinį darbą dirbi, žmonių sąveikas tobulini, leidi jiems. Grįžtant prie lyderystės kompetencijų, tai antroji yra susijusi su iššūkio pobūdžio nustatymu. Ar tai yra iššūkis, kuris yra techninis ir jį galima spręsti techninėmis priemonėmis, tai yra parašyti potvarkį ir visiems dėvėti kaukės arba uždaryti, apriboti lankymo valandas, užtverti tvorą Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Tai yra tokie techniniai sprendimai iššūkiams, kurie suvokiami kaip techniniai. Kita vertus yra problemų, kurių neišspręsi tverdamas tvorą arba dėvėdamas kaukės. Tai yra tokie platesni giluminiai dalykai, kaip tarkime pasitikėjimas valdžios institucijomis, kad jos priima tinkamus sprendimus krizės sąlygomis. Arba pasitikėjimus mokslu, kad sukurtos vakcinos yra saugios ir jos iš tikrųjų apsaugos, nesukels, tarkime, šalutinių efektų. Žmonių gyvybių gelbėjimas, ir aš čia turiu galvoje ir žmonės, kurie gali užsikrėsti COVID ir dėl įvairių šalutinių ligų, tai gali jiems iš tikrųjų grėsti mirtinas pavojus nuo COVID. Arba migrantų gyvybių gelbėjimas Lietuvos-Baltarusijos pasienyje. Tai Eugenijau, ar iš to, ką girdėjai bendraudamas su tyrimo dalyviais,
Ar buvo progos atpažinti adaptyvių iššūkių, tokių, kurie išjudina galbūt tam tikras vertybinės nuostatas, įsitikinimus, ar daugiau per krizę buvo einama techniniais keliais, tvoros statymų, ten kaukės, apribojimai, užsidarimas, nemaitinimas ir draudimas atsinešti maisto į globos įstaigas artimiesiems ir panašus dalykai. Tai čia svarbu, man atrodo, atskirti mikro lygmenį ir mezo lygmenį ir makro lygmenį. Mikro lygmenyje vis tiek tai yra darbuotojai, žmonės ir jie veikia tam tikroje, reiškia, neapibrėžtumo sąlygomis, nes COVID'as, toks atėjo staiga dalykas, žmonės iš dalies galvoja iš pradžių, kad čia greitai viskas galbūt ir baigsis, praeis, bet iš kitos pusės jisai niekur nesibaigė, jisai ėjo, informacija jo atžvilgių buvo gan įvairi ir žmonės turi prieimą prie to, kadangi prieš tai nebuvo tokios patirties, tai visokios tokios, alternatyvios idėjos ten skiepų atžvilgių, pavyzdžiui, ar ten tų pačių migrantų atžvilgių, jos turėjo dirvą viešėti ir jos viešėjo iš tikrųjų. Ir mezo lygmenių, tai reiškia, yra kažkokia organizacijos veikla, kuri turi savo tikslus, jinai turi juos vykdyti, jinai gauna nurodymus iš savo aukštesnių vadovų ir tu turi, reiškia, tenai vykdyti tą veiklą. Ir man atrodo, čia kai kur vienose situacijose iš tikrųjų tie tokie prieštaringi dalykai įvyko, kad žmonės galbūt vedami ten savo vienokio ar kitokio įsitikinimų atsisakydavo, tarkime, dirbti, nes skiepytis tenai. Iš kitos pusės, ką ir Rasa minėjo, kad organizacijos, kurios yra įsteigtos aukštesnio lygmens organizacijų valdžios, jos laukia nurodymų, reiškia, vėlgi tos tokios pasyvumą tokį stebėjom. Bet iš kitos pusės dalis organizacijų jos keitėsi, reiškia, ta adaptacija vyko ir jeigu pradinių laikotarpių jos, reiškia, laukia ar ten tų nurodymų, ar ten buvo kažkokių tų problemų dėl tų darbuotojų, tai paskui vyko pokyčiai, kaip pavyzdį, viena organizacija pasakoja, reiškia, darbuotojai perėmė įvairiausius vaidmenis. Ta prasme, nėra skirtumo, ar aš esu teisės specialistas, ar aš esu tenai vadovas, ar aš esu psichologas. Jeigu reikia, aš ten, nežinau, plaunu grindis, ten dar kažką darau ir taip toliau. Reiškia, aš atsisakau savo įprastinio vaidmens, kurį aš esu įsikabinęs ir aš keičiuosi. Aš priimu tą kitą vaidmenį. Ne? Tai nesakyčiau, kad vien tik tai techninis dalykas, reiškia, tarsi yra. Bet iš kitos pusės tie vidiniai pokyčiai, jie dar jeigu papildant, pavyzdžiui, vėlgi, kita situacija buvo, kad, pavyzdžiui, buvo iš pradžių taisyklės, reiškia, kad tuos globos namų gyventojus reikia, jeigu jie identifikuoja jiems COVID, reiškia, vežti į ligoninę. Bet ligoninė juos ten sustato, reiškia, eilėmis ir jie ten, ypač vyresnio amžiaus, jų gyvenimo pabaiga greitai ateina. Ir tada, reiškia, pati organizacija tai sureflektavo, pamatė, ir galvoja, kam ta taisyklė tokia, jinai kvaila yra, nereikalinga, reiškia, mes keičiame, mes nevežam jų, mes laikom pas save, mes turime čia tuos kvėpavimo aparatus deguonės, turime čia tas savo visas kaukės, viską šitą turime. Tai reiškia, kad ta buvo adaptacija, turiu omeny tokia vidinė lyderystė, priešinimasis tam, ką reiškia man iš išorės ateina ir kartu iš vidaus buvo. Bet iš kitos pusės daugelis dalykų buvo ir tokie gan techniniai labai, pavyzdžiui, kaip kitas pavyzdys reiškia, jeigu yra reikalavimas, kad žmonės reikia izoliuoti ir juos laikyti atskirai esant COVID'ui, tai pavyzdžiui, žmonės, kurie turi proto, intelekto, psichikos, reiškia, iššūkių, juos izoliuojant ilgą laiko tarpą į vienam kambarį būti ilgą laiko tarpą, labai paaštrina jų visas problemas. Ir vėlgi tai yra tas toks aklas taisyklių laikymasis, toks techninis sprendimas, jisai nepriveda prie gero. Tai noriu pasakyti, kad buvo ir gerų pavyzdžių, kai vyko tokia adaptacija iš vidaus pokyčiai ir ta tokia grinai techninių dalykų pritaikymas tam, kad išvengti tų tokių lygos dalykų, bet jeigu realiai pamastant, galbūt reikėtų elgtis kitaip. Aš čia gal dar papildyčiau per kitą krizę, per migrantų, per Baltarusijos sieną ir Eugenijus labai tą mintį išplėtojo per lygmenis mikro, mezo ir makro.
Tai irgi kalbant apie tuos techninius ribojimus, tai makro lygmenyje mes turėjom labai aiškę valstybės politiką, kurią tikrai galėjom žiniasklaidoje skaityti apie požiūrį į migrantus ar ne, nelegaliai kertančių sieną. Ir ties ta vieta lyg ir viskas, suprantamai dėliojama, kaip visuomenė turėtų priimti. Bet tuo tarpu tas techninis ribojimas, jisai buvo keičiamas tokiu vertybiniu aspektu, kadangi toje vietoje, tame miške, prie tos sienos atsirado nevyriausybinės organizacijos ar ne, kurios pradėjo kelti visiškai kitus klausimus. Ir tai buvo, aišku, susiję ir su techniniais, bet tai buvo ir jų gyvybių palaikymas, ir jų istorijos, ne vien tik tai piešiamas tas vaizdas ar ne, kodėl jie čia atvyko, bet jie labiau per kitą pusę pradėjo tyrinėti kiekvieno asmens istoriją, kas ir kodėl ir nuo ko bėga. Tai labai aiškiai priešinosi valstybės politikai ir kėlė visai kitus klausimus. Ir nors pas mus toje sistemoje nėra labai daug socialinių darbuotojų, ar ne, kurie dirba užsieniečių registracijos centruose arba priima migrantus, bet tas socialinis darbas, tas balsas pradėjo rastis būtent tame miške ir jis pradėjo kelti ne tik visuomenės, bet ir pačių socialinių paslaugų organizacijų klausimą tame kitame mūsų struktūruotame lygmenyje. Tai iš tikrųjų čia yra daug visokiausių naujų pokyčių ir kada ta nelegali migracija vyko, irgi iš pradžių buvo žmonės apgyvendinami tiesiog ar ne palapinėse, užtikrinant tik jų tenai gyvybiškus poreikius ar suteikiant aprūpinimą. Ir dabar mes matome, kad tokiom krizėm jau ateičiai yra ruošiamas, ar ne, mes nebeturim palapinių, bet turim didžiulius naujus pastatus žmonių apgyvendinimui. Mes negalvojam tik tai apie maitinimą ir registravimą, bet galvojame ir kaip užtikrinsime tų žmonių dienos užimtumą, švietimą, kitus klausimus. Tai va tas priešiškumas nutikęs iš apačios, jisai labai sudėliojo tam tikras kryptis ateities perspektyvom ir krizėm. Aš, jeigu galima, dar papildysiu trupučiuką Eugenijų, man labai patiko jo pavartotas žodis, va tas priešinimasis. Ir aš pagalvoju, mes kalbam apie adaptyvumą, ar ne? Ir kai kalbam apie adaptaciją, adaptyvumą, dažniausiai tai suvokiama kaip, prisitaikymą. Tai va šiuo atveju tas priešinimasis yra labai svarbus žodis, nes prisitaikom prie ko? Ar prie taisyklių ir tada va taip einam pasroviui, ar mes prisitaikom prie realybės? Tai va šiuo atveju, ką paminėjo Eugenijus su tom eilėm, kurios paskui buvo ta idėja perkonstruota, ta procedūra, kalba apie tai, kad žmonės gebėjo ne vien tik tai paklusti taisyklėm, bet iš tikrųjų reaguoti į čia, į dabar, į realybę, į realius realybės reikalavimus, kaip kitiems bus geriau. Tai va čia, aš manau, labai svarbi atsparumo, tokio realaus atsparumo ir adaptyvumo prielaida. Žodžiu, priešintis yra gerai. Protingai, sąmoningai, jo. Tai yra sava irgi tą patį labai apie migrantus pasakė, apie migrantų problemą. Na ir kalbant apie pasipriešinimą, yra su tuo sietina trečioji adaptyviosios lyderystės kompetencija, tai yra reguliuoti temperatūrą, kuri svarbi yra žmonių mobilizavimui, tai yra sutelkti tą reikiamą palankiai norimoms reformoms ar pokyčiams nusiteikusių žmonių grupę. Tai reikia, kad atsirastų, pakiltų ta temperatūra, kad rastųsi motyvacija veikti, reikia tam tikro spaudimo įtampos rūpimų klausimų, nes jeigu tas klausimas yra toks kažkur tai šone ir niekas jo neaktualizuoja, tai niekas ir nesiims jo spręsti. Nes žmonės tai nėra labai mėgėjai keistis savo įpročius, naujus darbo metodus. Tai mąstant apie tokį vieną pavyzdį, kuris labai išryškėjo karantino, COVID-19 karantino laikotarpiu, tai yra technologinės atskirties problema. Kad socialiai pažeidžiami žmonės yra silpni, pažeidžiami ne tik tai dėl savo tų sąlygų, kuriuose gyvena, bet taip pat jie ir neturi, nemoka
naudotis technologinėmis priemonėmis, kurios karantino laikotarpiu tapo neretai vienintelis būdas komunikuoti tarpusavėje su artimaisiais, su specialistais, gauti tam tikras paslaugas. Šitą technologinės atskirties problemą pirmieji pastebėjo kaip tik socialiniai darbuotojai, taip pat galbūt ir medicinos, švietimo srities specialistai. Ir apie tai ėmė kalbėti ir ta informacija pasiekė ir žiniasklaidą, pasiekė ir politikus. Tai man įdomu, ar socialiniai darbuotojai pasinaudojo progą vėlgi pademonstruoti lyderystę ir imtis šito klausimo sprendimo, nes tarsi temperatūra ir buvo pakilusi visuomenėje, kad tai yra problema. Ar pasibaigus tam užsidarimui, tam karantinui, vėl viskas grįžo į savo vėžes? Ir kaip čia su tais adaptyviais ir techniniais iššūkiais? Ar pakako aprūpinti planšetėmis, tarkime, daugiavaikių šeimų vaikus, kad jie galėtų dalyvauti ugdymo procese? Ar buvo apskritai pamastyta, kad daugiavaikės šeimos ir jos augantis vaikai gali patirti technologinę atskirtį ir reikia kažką su tuo daryti jau tokiu politiniu lygmeniu? Tai Eugenijau, kaip manai? Jo, tai gal iš pradžių dar apie tą technologinį apskritai pokyčius, kurie įvyko COVID laikotarpiu. Tai vienas dalykas, kad labai išaugo, reiškia, nuotolinis darbas visose srityse. Ir kitas dalykas, reiškia, atsirado visos tos informacinės technologijų ir su to susijusių, reiškia, kompiuterinės įrangos įvairios naudojimas tiek kasdienėme gyvenime, tiek darbiniai veikloj. Ir dalis organizacijų, darbuotojų nenaudojo to ir COVIDas buvo būtent tas laikotarpis, kai tu pradedi tą naudoti, tai švietimo srityje, aišku, socialiniai srityje irgi prasidėjo šitie dalykai. Bet kur kitur. Kiti galbūt naudojo, bet ne tiek. Ir mes matome netgi pačių technologijų įvairių susijusių, ten Teamsai, kokie Microsoft'o, ar ten Zoom'ai visokiausi, ar įvairiausios tenai debesų technologijos, jos tiesiog išplito masiškai. Ir pasibaigus COVID'ui, visa šita, reiškia, technologijų naudojimas, jisai nenunyko. Jisai liko ir jisai, dabar daug kas dirba nuotoliu, yra kompanijos, kur apskritai darbuotojai net neplanuoja grįžti, tokios kaip Google'as, pavyzdžiui, Lietuvoje dar yra gajus toks truputėlį požiūris, kad, reiškia, žmogus dirba tik darbo vietoje, o namuose jis negali dirbti, užtat jis privalo būti darbo vietoje, bet visgi mes namuose mes jaučiamės daug komfortiškiau ir daug galime galbūt produktyviau padirbėti vietoj to, kad sėdėdami kažkokiam ofise. Bet problema yra tame, kad tie žmonės, kurie turi įgūdžius, kurie, reiškia, gali prisitaikyti, turi kompetencijas ir atitinkamą žmogišką kapitalą, jie paėmė šitos dalykus, prisitaikė ir juos naudoja savo gyvenime ir jiems tai yra naudinga. Tačiau, kai kalbame, pavyzdžiui, apie socialinio darbo paslaugų gavėjus, tai va čia yra kitas truputėlį dalykas, nes, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie vyresnius žmonės, pavyzdžiui, tai ta migracija, tas judėjimas į tas nuotolinės technologijas, į tuos visus mokėjimus, reiškia, naudojant internetinę bankininkystę ir taip toliau, tai yra didžiulis iššūkis jiems. Jie paprastai patys gan retai, kurie iš jų tai daro, jie tada, reiškia, kreipiasi į savo artimuosius, tam, kad, reiškia, padėtų šitą dalyką atlikti, tas kasdienės operacijas jų tam kasdienėme gyvenime. Socialiniai darbuotojai iš tikrųjų galėjo šitą dalyką kaip ir iškelti, bet ką tu ir minėjai, kelti šitą dalyką, viešinti ir iš tikrųjų, kad būtų peržiūrėtas šitas dalykas, kad nereikia bankų skyrių, pavyzdžiui, uždarinėti ne visur, ar tenai registruotis pas gydytoją vien tik tai, reiškia, per elektroninę sistemą. Bet iš tikrųjų tas nebuvo išnaudota. Ir man atrodo, dabar mes susidurėm su ta problema, kad tie žmonės, socialinių paslaugų gavėjai, jie yra atskirti. Būtent jie dar labiau susiduria, nes pasaulis, technologijos, verslas, žmonės, kurie gali, taip sakant, puikiai naudoti tas technologijas, jie jas naudoja, diegia į savo gyvenimą vis labiau, o žmonės, kurie neturi tų įgūdžių ir susiduria su įvairiom problemom, jie lieka vis daugiau ir daugiau eina į atskirtį šią prasme. Ir socialiniai darbuotojai nelabai tą naudoja. Nors patys, ta prasme, nekelia šitos problemos ir galbūt, nežinau, kolegos gal
papildysit, bet jie naudoja daugiau tas technologijas savo irgi, ta prasme, irgi patogu pasidaryti posėdį online, pavyzdžiui, ne vietoj to, kad važiuoti tenai ar debesyje kažkokius dokumentus tvarkyti ir taip toliau. Jo, tai taip, technologinis prigijimas socialinėme darbe labiausiai ir išliko tame darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo lygmenyje. O kalbant apie pažeidžiamas grupės, tai matom skirtingus tokius rezultatus, kad technologijos aplamai padidino senyvo amžiaus asmenų atskirtį. Kalbant apie kitą grupę, pavyzdžiui, jaunimą arba moksleivius, apie tas daugiavaikės šeimas, tai matom, kad čia kaip tik socialiniai darbuotojai jie paėmė ir tokios lyderystės, nes visi turėjo galimybę gauti planšetę mokymosi, bet čia yra ta didelė jaunimo rizika aplamai tapti priklausomu nuo technologijų ir tada socialiniai darbuotojai, kurių, tarkim, veiklos nutrūko jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse, jie veržėsi į tas technologijas tam, kad konstruotų kažkokį kitą užimtumą, ne žaidimų kompiuterinių ar ten sėdėjimo internete ar kažkokių, kas dabar populiaru, TikTokų žiūrėjimų ir panašiai bendravimą, bet jie bandė organizuoti veiklas, jie išnaudojo tą švietimo atneštą technologiją vaikui, bet socialinis darbuotojas jisai bandė ir įvairiais būdais galvojo įvairiausių būdų, kaip susijungti, kaip kažką gaminti, kaip pasidalinti savo rezultatais, kaip įtraukti artimuosius. Tai čia iš tikrųjų ta technologinė galimybė jinai labai buvo išnaudota. Negalę turintis asmenys, taip pat jiems technologijos mažai prigijo ir daugiausiai tyrime matom, kad bendravimas su tais, kurie negyveno institucijose, tai pagrindinė ta technologija vis dėlto buvo mobilusis telefonas ir susisiekimas su tuo. Tai labai priklauso nuo grupės. Dar šiek tiek papildant kolegas, tai dėl jaunimo iš tikrųjų sužavėjo kai kurių jaunimo centrų darbuotojų kūrybiškumas, inovatyvumas ir viename interviu atsiskleidė dar toks jų bandymas apsaugoti, bet ne tiek nuo technologijų, nes Rasa tai paminėjo, ta prasme nuo tokios priklausomybės, bet nuo tam tikro turinio, kuriant kitokį turinį, nes patekus jau į tą internetinę erdvę mes žinom, ten gali sulaukti visko ir būti įtrauktas į daugybę tikrai blogų dalykų. Tai tas ne tik tai suteikti tas technologijas, su jom dirbti, bet ir tam tikrą prasme apsaugoti nuo tokio perteklinio naudojimo ir turinio žalojančio. Ketvirtoji adaptyviosios lyderystės kompetencija yra apie sutelkto dėmesio išlaikymą, apie žmonių mobilizavimą, kad jų energija būtų nukreipta į veiklas. Tai Rasa, norėjau paklausti, ar tyrimas leido pastebėti, kad krizių metu ta energija buvo nukreipta į tam tikrus dalykus, o kiti dalykai liko nuošalyje. Tarkime, buvo neabejotinas prioritetas gyvybės, sveikatos saugojimas, kiti, kaip ir tokie jau mažiau svarbus. Galbūt esi pastebėjusi, kad nukreipus dėmesį ir prioritizavus vienus aspektus, kentėjo kiti, pavyzdžiui, tam tikros reformos, kalbant apie negalę turinčių žmonės, globos sistemos pertvarką, kurios esmė yra žmonės iš izoliuotos labai aplinkos, iš didelių globos institucijų perkelti į bendruomenę ir ten tikėtis jų aktyvaus gyvenimo. Ir kaip tik tos reformos labai daug veiklų turėjo vykti tais 20-21 metais, kai patyrėme tuo pačiu ir karantiną ir užsidarimą. Taip, tai be abejo, kad pirmi poreikiai ir taisyklės ir visa kita buvo nukreipta į gyvybių gelbėjimą ir su tuo susijusius dalykus. Bet aš sakyčiau, kad priešingai reforma jinai nebuvo padėta į šalį, bet galbūt visuomenėje padidino tos reformos suvokimo poreikį, nes ypatingai nevyriausybinės organizacijos dar labiau ėmė pabrėžti, kodėl, tarkim, žmonių su negale globos deinstitucionalizacijos reformos reikia, kad ten ne tik yra žmogaus teisės pažeidžiančios institucijas, bet ir gyvybę atimančios institucijos, nes mirtis ir mirčių statistika buvo labai didelė. Tai aš sakyčiau, kad
kaip tik, nes reforma eina savo eiga, bet visuomenė, politikai įvairūs, savivaldybių ar Seimo narių, kurie galbūt nematė tos problemos ir ta deinstitucionalizacijos tema buvo nuošalyje, tai būtent pandemijos laikotarpiu buvo labai aiškiai keliami klausimai ir buvo kalbėta apie tos reformos poreikį. Ir taip pat mūsų tyrimo rezultatus papildo ir Lietuvos negalios organizacijų forumo parengta šešėlinė ataskaita, kurioje irgi labai stipriai iškeliama šita problema dėl globos įstaigų ir ten vykstančių dalykų. Ir aplamai buvo keliami tokie klausimai, kad ir karantino atveju, ir karo grėsmės atveju, ką daryti su tais žmonėmis, ar ne, kaip juos gelbėti. Ir aplamai tai buvo iškeltas klausimas ir kitiem dalykam, kaip organizuoti tų organizacijų veiklą. Ačiū, Rasa. 5. kompetencija yra grąžinti darbą žmonėms. Tai nėra delegavimas, nurodant, ką reikia padaryti, tai yra gebėjimas organizuoti bendrą veiksmą, kad visi kartu progresuotumėm tokiu būdu, kuris mums yra visiems priimtinas. Ir čia yra labai svarbus pasitikėjimas. Tai yra kartu kompetencija pasitelkti visus, ne tik tai tuos, su kuriais patogu dirbti, kurie jau yra išbandyti ankstesnėje veikloje. Tai Violeta, žinau, kad pasitikėjimą tu identifikavai tyrimo duomenyse ir esi analizavusi, rengi pranešimą konferencijai. Tai ar krizių laikotarpiu to pasitikėjimo buvo daug, ar jis buvo puoselėjimas, auginamas? Kita vertus yra ir duomenų apie susipriešinimą krizių laikotarpiu. Tai ko buvo daugiau? Ar tas bendras pasitikėjimo lygis visuomenėje išaugo? Ar galbūt tas visas susipriešinimas? Gal aš pradžioju ne apie visuomenę, o apie socialinius darbuotojus. Ir dabar, kai klausi, mėginu atkurti įvairius interviu ir tiesą sakant, apie tokį susipriešinimą nelabai randu savo atminty. Visgi, norint išspręsti iškilusias problemas, kurias neaišku kaip spręsti, neaišku ką daryti, kaip tą daryti. Pasitikėjimas buvo esminis turbūt dalykas ir kuomet mūsų informantai, tyrimo dalyviai braižė ekologinius žemėlapius ir buvo klausimas, ką jūs įdėtumėt, kokią savoką, kokią kompetenciją, žodį ar pokytį jūs padėtumėte į šito žemėlapio centrą, kas labiausiai sustiprino jūsų organizaciją, visgi tai buvo tarpusavio ryšiai, pasitikėjimas, empatija, žinojimas, kad aš galiu pasikliauti kitų žmogumi. Ir čia kaip kolegos paminėjo tokį pavyzdį, nesvarbu, kas aš, jeigu reikia, ar aš ten teisininkas ar socialinis darbuotojas, jeigu reikia, aš einu ir plaunu grindis, nes kiti negali. Tam tikra prasme, šita krizė privertė mus išsinerti iš tokių grinai profesinių rūbų. Negalėjai būti vien tik profesionalas. Turėjai tose lūžio situacijose tiesiog būti žmogumi. Būti žmogumi ir daryti tai, ką reikia daryti. Negalvodamas tu teisininkas, tu ten, slaugytojas, socialinis darbuotojas, o galbūt esi visos organizacijos viršininkas, nes kiti serga, kiti atskirtyje, arba tiesiog nėra kam, arba tiesiog to darbo tiek daug, kad reikia dalintis. Taip, kad aš manau, pasitikėjimas buvo labai svarbi, ir atsparumo didinimo, ir apskritai visuomenės solidarumo stiprinimo prielaida. Nes, kai pasakiau, kad reikėjo išsinerti iš tų tokių siauresnių profesijos rėmų, juk į pagalbą krizių laiku atėjo labai daug savanorių. Ir tie savanoriai nebūtinai ir toli gražu nebuvo profesionalai, žinantis, kas yra socialinis darbas, kaip reikia teikti paslaugas, bet socialiniai darbuotojai, socialinių paslaugų teikėjai delegavo jiems tam tikras atsakomybės ir nebūtų galėję to daryti, jeigu negalėtų pasitikėti. Bet pasitikėjo gal ne tiek kompetencijomis, kiek tuo geranoriškumu ir žmogiškumu. Tačiau kalbant apie pasitikėjimą tarp darbuotojų ir klientų, čia irgi Eugenijus nemažai pasakė, jau buvo šiek tiek kitaip, ypač kalbant apie pasitikėjimą tarp darbuotojų ir klientų artimųjų.
Nes aš čia visko nekartosiu, bet, tiesiog pasakysiu tokį pavyzdį, jis suskambėjo viename interviu, kad artimieji, globojantis negalę turintį asmenį, tikrai būtų galėję jam suteikti tą minimalią pagalbą, kurią, galbūt ne tiek minimaliai, bet suteikdavo socialinis darbuotojas atvykęs į šeimą. Bet jie to nedarė. Jie vis tiek laukė socialinio darbuotojo. Faktiškai pernelyg pasitikėdami juo, ar ne, tokia perdėta buvo išsivyščiusi priklausomybė, perdėtas pasitikėjimas nuo profesionalų. Tai šiuo požiūriu galbūt krizė ir tuos santykius, kaip Eugenijus sakė, šiek tiek ir sutrikdė gerąją prasme ir privertė peržiūrėti, nes yra tokių sričių, kur tikrai artimieji galėtų daugiau daryti dėl savo šeimos narių, visko nepalikdami profesionalams. Aš papildysiu trumpai, man vis tiek kraštutinumai kažkodėl prisimenu, mes darėm tyrimę fokus grupės ir kalbant apie pasitikėjimą, labai visur išlįsdavo tų žmonių refleksija, kurie COVID pandemijos metu nenorėjo skiepytis. Ir tas pasitikėjimas tarp darbuotojų, jisai buvo nenoras tų žmonių, kai kurių skiepytis ar ne, tada tie kiti, aš vardinu jau, kaip buvo cituojama, antrarūšiais, trečiarūšiais žmonėmis ir tada supranti, kad organizacijos lygmenyje, kada yra tam tikrų nesutarimų ar ne, tada tai gali irgi turėti tam tikrą neigiamą poveikį ir klientams. Tai vis dėlto, kai kurie žmonės dėl to, ypatingai tie, kurie nesiskiepijo, jie ir mūsų fokus grupėse, tą tokią nuoskaudą išliejo ir čia gali būti ta terpė, kurioje klestėjo nepasitikėjimas. Bet aš dar visgi pridėčiau apie kai kuriuos klientus ir jų nepasitikėjimą bendrai valstybę. Vyriausybė ir jų tokia, kaip Rasa sako, nuoskauda. Viename iš miestų, kuriame ėmėme interviu, negalę turintis žmogus, sėdintis vežimėlyje, pasakė, o aš tai puikiai suprantu, kad jeigu čia kažkas atsitiktų, kam aš jau čia rūpėsiu. Todėl jisai sako, aš perkuosi konservus ir dedu juos savo 5. aukšto bute, nes jeigu kažkas atsitiktų, kas mane iš čia pasiims? Nors tos institucijos, kuri globoja tą žmogų, darbuotojai, savo ruožtų buvo numatę tam tikrus kelius, kad kilus labai rimtai grėsmiai, jo to žmonės galbūt atvežtų į kažkokią salę ir kuriam laikui juos ten tiesiog apgyvendintų, kad visi būtų kartu. Bet tokio nepasitikėjimo valstybė, vyriausybė, iš tikrųjų buvo. Man atrodo, dar, kad iš tikrųjų tai ir išryškino tos krizės ir išryškino, kad tas nepasitikėjimas iš tikrųjų egzistuoja mūsų valstybėje ir yra iš tikrųjų žmonės, kurie nepasitikė. Ir čia buvo socialinės politikos konferencija ir ten Boguslavas Gruževskis darė pranešimą ir jis akcentavo tai, kad būtent tas socialinės atskirties buvimas, nelygybės buvimas būtent ir didina tą nepasitikėjimą žmonių. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad būtent valstybė siekdama, reiškia, didinti pasitikėjimą, solidarumą, reiškia, žmonių, tai kad jis kalbėjo daugiau šalies gynybos kontekste, kiek žmonių yra pasiruošusių, reiškia, ginti šalį ir kad tas pasitikėjimas yra labai svarbus šią prasme, nes jeigu tu nesijauti šitos šalies dalimi, tu nepasitikė šitą valstybę, tu nepasitikė tuo, kas čia vyksta, tu neisi jos ginti. Kai tu nepasitikė, kad tu rūpi kažką, tas rūpėjimo, žinojimas, kad aš rūpiu. Dar apie nepasitikėjimą nemažai ir sienos per Baltarusiją krizės metu gavome duomenų, kad buvo tenai toksai nepasitikėjimas pačio organizacijai iš valstybės pusės, kai valstybė nepasitikė tą organizaciją ir laiko, cituojant juos, valstybės priešais ar ne, nors žmonės užsiėmė tam tikrų tikriausių socialinių darbų. Tai tų formų yra įvairių. Kaip tik mano ir kitas klausimas yra būtent susijęs su Lietuvos-Baltarusijos pasienyje veikiančia sienos grupė, kuriuos aš visai priskirčiau ir siečiau su 6. kompetencija, tai yra lyderystės balsų iš kitur saugojimas. Tai ši kompetencija susijusi su nusistovėjusios tam tikros socialinės pusiausvyros ardymu, įtraukiant tuos, kurie yra
nutildyti, marginalizuoti, galbūt ir uždrausti, kaip Rasa minėjo apie šią organizaciją iš pradžių. Šie nepatogūs, neįprasti balsai atneša kitokius požiūrius, kurie gali trikdyti, skirtis nuo tokio nusistovėjusio bendro diskurso, jie kitaip dirba, pasitelkia kitokius metodus. Tai Violeta, žinau, kad tu tikrai intensyviai ir daug tyrimo metu bendravai ir bendradarbiavai būtent su Sienos grupe, tai norėjau tavęs paklausti. Iš tiesų, iki prasidedant migrantų srautams Lietuvos Baltarusijos pasienyje, mes apie jos nieko negirdėjom, jų nebuvo ir nebuvo poreikiams veikti. Tačiau nuo 2021 vasaros, galbūt ankstyvo rudens, jie aktyvūs, matomi, reikalingi, gelbstint gyvybės, bet taip pat ir inicijuojant tokią diskusiją, viešą politinę diskusiją apie migrantų teises, apie jų orumą, apie pagarbą žmogaus gyvybei. Tai kaip socialiniams darbuotojams sekasi sąveikauti su tais neįprastais balsais išorinių krizių akivaizdoje? Rasa labai daug jau papasako apie Sieną ir anksčiau, tai galbūt aš gal tik tai kažką papildysiu. Ar tikrai tie balsai neįprasti? Aš pradėsiu nuo tokio provokacinio klausimo. Nes jeigu prisiminsime socialinio darbo kaip profesijos pradžią, ar ne, kuris siejasi su Adams veikla, tai ta James Adams veikla buvo labiausiai susijusi būtent su migrantų bendruomenėmis. Tai aš galvoju, ką Sienos grupė, kuri iš pat pradžių buvo laikoma nelegitime, kaip ir prieštaraujančia Lietuvos vidaus ir užsienio politikai, saugumo kažkokio politikai, buvo iš tikrųjų tokia jos veikla, į kurią samdomi darbuotojai, socialiniai darbuotojai negalėjo kaip ir jungtis. Tačiau ar tikrai tai buvo neįprasti balsai? Manyčiau, kad labai įprasti balsai, tik tai tame geopolitinėme kontekste labai nutildyti. Nes jie tam tikrą prasme, ką padarė Sienos žmonės, jie iškėlė į paviršių tas vertybės, kurios ir yra bazinės socialinio darbo profesijai. Ir vėliau, kada jau jie išsivystė į jau oficialią nevyriausybinę organizaciją, pasieniečiai, tai socialiniai darbuotojai jau drąsiau prisijungė ir dabar jie dalinasi atsakomybėmis, gaudami šio informaciją apie migrantus, ko jiems reikia, iš kur jie atvyko, kokios paslaugos būtų reikalingos. Tačiau netgi ir toje limbo situacijoje, liminalioje toje erdvėje, visgi atsirado socialinių darbuotojų, kurie ne profesinių, bet žmogiškojų lygmenių padėjo Sienos ir įsitraukė į Sienos veiklą. Tai aš manau, kad čia tie neįprasti balsai, iš tikrųjų buvo įprasti balsai, garsiai suskambėję ir priminę socialiniams darbuotojams apie tai, kas mes esam ir ko mes iš tikrųjų siekiam, kad žmogus būtų sveikas, gyvas, pamaitintas ir laimingas. Ir paskutinė 7 lyderystės kompetencija yra suvokti save kaip lyderystės instrumentą. Tai yra sąmoningas apsisprendimas, kad šitoje situacijoje, šituo laiku, šitame kontekste aš imuosi lyderystės. Ir tai reiškia, kad tenka priprasti prie neapibrėžtumų, galbūt konfliktų, kurie kils, prieštaravimai, įvairūs pokyčiai. Bet to gali būti, kad susiduria labai skirtingos vertybės toje pačioje organizacijoje ar grupėje ar bendruomenėje. Tenka išeiti neretai už įprasto, komfortiško veikimo zonos ribų, nusiteikti veikti kitaip. Tokia kyla vidinė motyvacija rizikuoti, imantis nepatogių dalykų, todėl, kad esame vedini svarbaus tikslo. Tai tokiame kontekste, Rasa, klausimas tau, kiek matėme socialinio darbo kaip profesijos lyderystės krizių metu? Ar jie iš tiesų stengiasi dominuoti, būti matomi, ėjo į eterį, rašė, kalbėjo, organizavo, kad būtų išgirsti ir patys kaip profesija, bet taip pat ir norėdami įgarsinti savo klientų poreikius. Kiek mes socialinio darbo matėme per krizes viešajame diskurse, viešojoje erdvėje, o kiek vis dėlto mums patiems pavyko surinkti informacijos iš tyrimo?
Na vėlgi čia rezultatai skiriasi žiūrint per lygmenis. Jeigu imsime taip sektoriais, ar ne, kur turime tas dvi pagrindinės galbūt krizės, kur mes turime krašto apsaugą, sveikatos apsaugą ir tada socialinę apsaugą, tai vis dėlto tyrimas parodė, kad socialinių paslaugų sektoriui yra gana sudėtinga peršokti arba tai sveikatą, arba tai krašto apsaugos ar vidaus politiką. Tai čia klausimai yra keliami ir žinoma balsas, kuris diktuoja tas naujas taisyklės arba keisti taisyklių poreikį, yra nevyriausybinio organizacijų ir tenai dirbančių socialinių darbuotojų pusėje. Jeigu kalbėtume apie tokius organizacinius lygmenis, apie konkrečias organizacijas, tai išskiriam tokią tendenciją, kad krizės eigoje vis dėlto pačios organizacijos ir jų vadovai, jie buvo pasitelkiami į taisyklių peržiūrą, į pokyčių inicijavimą. Ta prasme, mes iš pradžių turėjom krizės sustabdymą, tada atsirado taisyklės iš viršaus ir tada matom, kad taisyklės neveikia, jas reikia keisti ir jau organizacijos atėjo į pagalbą tų taisyklių keitimui, reflektuojant savo poreikius, savo klientų poreikius. Radosi nauji visiškai bendradarbiavimo tinklai regiono pagrindo ar nacionalinio, atsirado toksai visiškai kita, sakyčiau, bendradarbiavimo kultūra ir net krizė paskatino tiesiog bendradarbiavimo kultūros atsiradimą, kuris turėtų galbūt vykti savaime, ar ne? Bet būtent ir technologijos, ir tas bendradarbiavimas sulipdė viską į vieną, tai čia būtent pastiprino tai socialinių paslaugų organizacijų balsą, ne tik jų tarpusavio lygmenyje, bet ir bendraujant tiek su savivaldybių, tiek su valstybės, tiek su kažkokiam agentūrom, kurios vienija tas organizacijas. Tai jos čia atrado tam tikrą lyderystės vaidmenį. Bet žinoma, visur viskas priklauso ir nuo individualios organizacijos vadovo, jo požiūrio, nuostatų, komandos ir kitų dalykų. Ir paskutinis mano klausimas yra projekto vadovai, Violeta. Ar pastebi, kad įgytos gerosios praktikos, galbūt lyderystės kompetencijos išvystytos, kurių Rasa pastebėjo ir mes visos diskusijos metu identifikavome ne vieną. Taigi, ar išliko, ar socialiniai darbuotojai po krizių, kurios, nesu tikra, ar galima sakyti, kad dabar gyvename saugių ir laikotarpių be grėsmių iš išorės, tai ar jie sustiprėjo, pasiruošė kitoms tikėtinoms krizėms, ar tas potencialas socialinių darbuotojų lyderystės, mobilizavimosi, kitų sutelkimo, ar jis galėtų būti nesunkiai atkurtas naujos hipotetinės krizės akivaizdoje? Turbūt būtų remiantis tyrimo duomenimis per drąsu pasakyti taip, nes iš tikrųjų mes gyvename tokioje labai neapibrieštoj ir labai sudėtingoj geopolitiniai situacijai. Tačiau man atrodo, ką norėčiau pasakyti, kad socialinių paslaugų sistema arba erdvė, kaip mes ją vadiname, visgi suprato, kad norint veiksmingai reaguoti į krizes yra svarbus keli dalykai. Vienas iš jų yra decentralizacija. Gebėjimas deleguoti tam tikras atsakomybės kitiems partneriams, jais pasitikint. Kitas dalykas yra svarbu, kad toje decentralizacijoje neatsirastų tam tikro chaoso, visgi svarbi lyderystė arba koordinavimas. Ir tą koordinatorių vaidmenį labai minėjo visi tyrimo dalyviai, būtent priskirdami jį, matė kaip lyderius, kaip koordinatorius savivaldybės, seniūnijas kai kuriais atvejais. Ir dar vienas dalykas, toks gal neaiškiausias, bet turbūt labiausiai gal apibendrinantis būtų tai, kad norint tinkamai reaguoti, norint būti atspariems krizėms, svarbi ta atsikartojanti bendradarbiavimo sistema, tam tikras algoritmas, bet nelabai gali jį apibrėžti, nes krizės skirtingos, tu nepasakysi, reikės daryti taip ir taip. Tai čia turėtų galbūt būti numatyta, kas, kokiu metu ir kaip galėtų įsijungti tam tikrų problemų sprendimą.
Daugiau kaip algoritmas, kaip tam tikros nuojautos gairės, bet ne kaip kažkokios aiškios taisyklės, vien tik aiškios taisyklės, nes Rasa teisi. Po to tas taisyklės reikia keisti, jos dažnai nepasiteisina, nes situacija, ta krizių situacija pernelyg gyva. Kągi, ačiū labai už diskusiją. Manau, kad pavyko ir atskleisti daugelį dalykų, kuriuos aptikome projekte, susijęti su lyderystė, aktualizuoti tą išorinių grėsmių, krizių aspektą būtent socialinio darbo kontekste. Ir iš tiesų norim ir pasidžiaugti, kad projektas dabar yra tame laikotarpyje, kai aktyviai rengiame publikacijas, jau jos kai kurios ir yra pasiekę dienos šviesą, bus rengiamos ir kitos, ir lietuviškai, ir anglų kalba, ir taip pat dar laukia mūsų didelis darbas, tai yra parengti monografiją tyrimo pagrindu, kuri tikiu, kad bus įdomi ir šios tinklalaidės žiūrovams ir klausytojams, ir praktikams, ir politikams, ir kolegoms akademinėme lauke. Ačiū labai. Ir ačiū tau už klausimus, ačiū kolegos.